Aš gražesnis. Buvau, kai buvau jaunas. Bet jisai aukščiau skraido už mane. Kaimynas mano. Žinai, kaip susipažinom? Atsikėlėm kooperatinę, aš gavau, tai jisai matos irgi nors irgi kooperatinį gavo. Aukštų žemiau ir baldas beldžiasi vieną dieną, kas yra ten, tai va čia kaimynas, čia pačiu, aš žinau, taip nepatogu, tai skudavai tiesiai, kas atsitiko. Aplėjot mane. Nifiga. Tada sakau, einam pažiūrėjau, sakau, nieko aš čia neįmaudausi, nieko tai nuėjom apžiūrėjom, niekas nebėga. Sakau, va, kaimynas, susipažinom, apšmyžėt mane, kad aplėjau. Sakau, ne, tai čia paskui ieškojom kažką, tai taip. Visko buvo. Darbiniai išeiginiai rūbai. Čia apsipirkau Italijoje, kainavo 300 eurų gal, 40 eurų. Važiuokit į Italiją apsipirkti. O apie Paksą vat užsiminė, tai kadangi ten organizavo perversmą, man ten gal nuo Damkaus per Zuoką, per Bubnelį perdavė, kad čia reikia, kad mes redaktoriai išvažiuotumėm. Ir Vainauskas ir aš per savaitę jie turi Paksą nuversti, ar savaitę, ar 2, neprisimenu. Įdomiausia, kad aš rimtai ruošiausi išvažiuoti tada. Nu, gal dar man Zuokas buvęs mano korespondentas pradės man aiškinti, kada man išvažiuoti tada. Tai pasilikau. Nu, ir ten kaip tik tai vat išėjo su tas atsislapta pažyma apie Paksą ir Rolandas skambina, Vytai, ką daryti, žinai, ten, sakau, palauk, žiūrėk, tave kaltina Paulauskas ir ten Laurinkus, tai yra aukščiausios tarybos pirmininkas ir kaip sunku kalbėti, vairuoti, bus avarija, tai ten tu man už draudimą mokės, ne, draudimą apdraustas mokės. Ir šitas, ir sakau, žiūrėk, ko jie tave kaltina, kad tu maždaug nekovoji su korupcija, tai sakau, taigi, nu, ką tu, prieš korupciją, už korupcijas, tai sakau, viskas, ant balto arklio, sakau, sukviesk visus, tada negali pas tai patekti, kaip pas prezidentą, ir sakau, ir kariauk su jais su korupcijas, ko aš dar padėsiu, žinai. Jis taip ir padarė, bet vat ambicijos pa žmonės, paėmė, pakvietė visus, išskyrus Paulauską. Tai jau Laurinkus atėjo, saugumo vadas jau ištirpo, viskas jau prezidentas kalba, jau čia nesvarbu Borisovas su savo teniso. O paskui Paulauskas ambicingas, vis tiek buvęs prokuroras susivedė ir tada prasidėjo va, tas būtent jo nuėmimo akcija. Kai ten Lolašvili ten kažkuria prikišo, su kuria, kiek žinau, naudojosi ten į didžiausią valdžios vyrai, ten nežinau, ten ko ten ypatinga gal. Man vienam dar su keliais tenai, tarkim, influenceriais tais laikais ar panašiai, turėjau atlaikyti visą frontą, kur varė į vienus vartus. Ir vyko toks, kaip pasakyti, politinis žaidimas, karas yra. O čia yra gyvenvietė, matei šitą paminklą? Tai yra įdomiausia, galbūt vienintelis okupantams skirtas paminklas Prancūzijoje. Galai pastatė šitą paminklą, Augustas keliavo kariuomenę ir čia aukščiausia vieta šitas tos kelionės, kurie apsistojo stovyklą, tai vat, įsivaizduoji, vat, pas mus griauna paminklus ten šiaip tik tai, o Džekas išlindo į mano pusę ir manęs neįsiganda, nors aš irgi su autobusu važiuoju. Ir žodžiu, ir stovi paminklas okupantam, kurie kažkada okupavo galus, romėnai, dabartiniai italai. Ir vat pasižymėjo šitą vietą, čia kaip jau visos pakrantės užėmė kaip ten savo teritorijos ir pastatė vat šitą, nu dabar jisai ten truputį apgriuvęs yra, stovi panašiai yra ir niekas jų nenugriauna ten. Nu va čia tas paminklas, kurį matom pro vartus. Monument historic. Paminklas okupantam. O pas mus Petras Cvirka, satyrika beje irgi, satyrinę knygą parašė, Frank Krug, kaip patvarkė mūsiškį grįžusi, prakutusi lietuvaitė. Gal dėl to ir nugriovė paminklą, kad aliuzijų per daug į dabartinius laikus. Jo, aš paklausiau čia po visų tų batalijų Rolando Pakso. Tai vis dėlto už ką tave nuėmė, už Mažeikių naftą, kad nepasirašėjai, už kalėjimus panašiai. Taip įdomiai jis atsakė, sako, nu, laikų nenuėjau į Amerikos ambasadą.
Jeigu neprisidavė, skaityk, tavo dienos suskaičiuotos. Beje, kažkada Grybauskaitė, kalbėdamas su Voka, amžinatilsiu deputatu, tai jam pasakė, kažkaip ten kalbėjo, man atrodo, gal dėl Venckienės bylos ar panašiai, jis sako, ką tu nori, kad, dėl kažko kito, bet sakė, kad tu nori, kad man būtų kaip Paksui. Tai žodžiu, kad kažkas, jeigu ne pagal aukščiau stovinčių norus, tai iš esmės tavo dienos suskaičiuotos, nes kokiam tu poste būtum. Rolando atveju, tai sakau, mūsų spauda buvo Respublika buvo labai tendencinga, nes mes jį tikrai nuožmiai gynėm, turėjo jį nuimti per savaitę. Ir tiek bent prašė ten šaukliai nuo Adamkaus, tai bent sakė nuo Adamkaus štabo, kad aš ir Vainauskas išvažiuotumėm, netrukdytumėm perversmą. Tai Vainauskas gal ir išvažiavo, aš tai pasilikau ir ten kapojomės labai stipriai. Kadangi visa spauda buvo perversmininkų pusėje, tai vyriausybė, tai valstybininkų, taip vadinamų, tai, nors beveik ten visi komjaunuoliai, valstybininkai, tai gerai, komjaunuoliai. Tai žiūrėk, tai neturi kur padaryti savo reikalų vazone dabar. Žinai, kad tu tokie pat ryžę padla, kaip ir aš esu. Ką? Saugumo vadas Laurinkus, kuris tai bijojo, kuriam grėsė Gesmėno kažkokį Kikališvilių ten bandytų. Po to, Grybauskaitės buvo, ne, iki to galbūt net, išgrūstas į Gruziją ambasadorium. Tai palaukęs, nuvažiavo pas bandytus ten gyventi, kur ten Gruzijoje, tai ten gruzinas daug lengviau užverstų negu Lietuvoje. Tai kažkaip netitiko logikos man. Kadangi visur dauguma buvo paremta ne faktais, o šantažu, tai, tarkim, paėmės saugumas paskelbė, mes dabar renkam paskelbsime labai slaptą pažymę, greičiau nuimkit Paksą, nes tokių dalykų paskelbti, tokių yra. Ir praeina dieną, dvi nieko neskelbė, aš paėmė tą pažymę paskelbim, pats nuo savęs surašęs. Ten kirpėja pažįsta, siuvėja, vakaro žiniuose, idėjas panašiai, sakau, va čia saugumo, tai, kurie nori, aišku, tai yra falsifikacija. Tiek lygiai kaukia, čia ne mūsų pažymas, kur jūsų pažymė, nėra pažymos. Tai tikrai jūs gazdina to, ko nėra. Žodžiu, čia nebuvo žurnalistika, čia buvo tikrai toks jau, tarkime, gal suveikė tas dėsnis, kad yra, nes silpnesnių gynimas, Paksas nebuvo silpnas, bet jisai vėl, kai kas įkaltina, savo, kaip tau surinko ten keletą burelį, ten studentų, kur turėtinių popierių apmėtė, kodėl tu nesukvietė savo fanų. Tuo metu jį labai daug kas palaikė, buvo labai populiarus. Aš jo klausiau šito. Sakė, nenorėjau kraujo praliejimo. Gal taip, gal ne. Tai žmogus, kuris matė, kad Mažeikių nafta yra dovanojama aferistam, jisai sako, aš nepasirašysiu sutarties, jisai atsisako dalyvauti aferai ir automatiškai jų užpuolas atsistatydina ir tada vietoj jo Kaktys pasirašė. O kas toliau buvo matėm ten, kad šitie, kurie žadėjo, kad atėjo visiems laikam, tai faktiškai perpardavė rusam, Rusijos žydam. Ir faktiškai išsiurbė visus pinigus ten, ir paliko skolas ir žodžiu, Abišalą tenai jiems atstovavo. Ten vienas mano juristas sakė, sako, tu pyksti ant Abišalus, reikia jį pasamdys, darė tai, ką reikia ten. Abišalą tai buvęs irgi premjeras, laikinai einantis, atrodo, ar panašiai. Tai va, vienas dalykas. Tai čia amerikiečiam tas baisiai nepatiko, nes tai buvo amerikiečių projektas. Ir Baumgartneris ten, ir Rangers, tai jie iš tenagi atvykėlė. Ir jos kuravo šitas spectarnybas. Bet jie turėjo tos pinigus dalinti su kažkuo. Paskui dėl CŽV kalėjimo nepasirašė irgi. Tai irgi, tai kur absurdas yra, kada patys amerikiečiai įsteigė pas mus, Lenkijoje, tam atrodo, Rumunija dar kalėjimus, svetimose šalyse, čia prisidirba, paskui pati Amerikos spauda demaskavo tos pačius savo amerikiečius spectarnybas, o visais atvejais mes kalti, kad apgavom tautą, kad, žodžiu, čia kankinom žmonės ir dabar baudas mokam, bet dar neprisipažįstam, kad turėjom. Tai iš vis absurdas žmonėms čia dūmai rūksta ir panašiai. Dėl to, jeigu dar vardinam Pakso didžiausias nuodėmės yra, dėl ko užkliuvo, bet užkliuvo Amerika yra. Ir bandė vis tiek taip atstovauti, manau, vis tiek, kas į dušį yra lietuvis ir Lietuvos interesam, Žemaitė susispyręs yra. O Borisovo atvejs aš manau, kad jeigu ne Borisovas, Paksas vargiai ir būtų laimėjęs rinkimus. Nes Borisovas dėl to karininkas, koks nors KGBistas su struktūrom yra vis tiek kariškiai, turi savo tvarką, drausmę, plus pinigų turėjo. Tai jisai, dėl ko dabar žmonės abejoja rinkimais, nes, sako, mes ten balsus sunešim, vis tiek laimi, kas skaičiuoja. Esmė yra, čia kaip pavyzdys buvo Lago. Iš Ispanijos, kurį paėmė Jurga, atrodo, Lago. Taip, jinai šitas prabalsavo už neprisimenu, už ką reikia tenai, gal už nacionalinį susivienimą ir panašiai yra. O informacija, tai jin darė Ispanijos ambasadų, informacija atėjo į Lietuvą, kad Ispanijoje niekas neprabalsavo už tai. Tai jin sako, plauk, aš balsavau, kur mano balsas dingo. Tai čia yra įrodymas, kad faktiškai buvo klastojami rinkimai. Čia pavienis atvejis, bet tokių turbūt daug yra.
Ir bet šiuo atveju, ką padarė Borisovas, tai jisai prie kiekvienos dėžės ten įvedė žiauriai kontrolę, drausmę, ten neleido klastoti rinkimų. Dar perklausiau Paksą, sakau, gerai, be Borisovo tu ten ir būtum tokio kontrolės garantas, sakė ne, sakė, ten Borisovas tokia buvo įvedęs tvarka, kad iš esmės nebuvo galimybių klastoti, ten keisti biuletenius, nu, nežinau, vėl ten, gal kompiuteriams sugės, nežinau. Tikrai, aš jeigu taip savęs pats nebūčiau aš labai tarptinai save žiūrėčiau, nes kažkada, kaip per sausio 13 įvykius, sako, iš kur Tomkus žinojo, ten vienu metu ir prie bokšto filmavo, paskui ir Seime rūmuose buvo, ten nulikė, maždaug, tipo, iš kur jis taip gerai žino, kur kas vyks, vos ne KGB mane siuntė filmuoti panašiai. Aplinkybės, aš ten iš vis mėgau, kadangi kaimynas Paksas bėgo ten, matyti, lėktuvą ruošti Landsbergiu, tai mane žmona išvirtė iš lovos, sako, nes prieš tai mes gilėdam tą laikraštį, laisvą laikraštį, kurie visi žurnalistai, redakcijos buvo sukviestos iš varytos spaudos rūmų. Buvo tokia kaip mūsų akcija, nors prieš tai pjojomės tarpusai, parodėm, kad mes labai solidarūs. Tai žmona išvietė iš lovos, ten iššokau į mašiną, nulikiau prie TV bokšto, nulikiau, per tą tvorą perlipau, ten, matau, nuversta buvau gal, nulikiau prie, ypat ten tą sukūrį, jie ten tik tankai važiavo, kai kalė iš tuščio šovinio. Man virš galvos ten iškrito kamera, ten ranką nutirpo, aišku, apsisukau, nubėgau atgal į mašiną, nuvažiavau Seimo rūmus. Tenai nufilmavau ten žuvusius iš karto, nes aš kadangi Tbilisio komisiją dalyvau, ten mačiau, kaip melavo rusų kariškiai, kad tenai kastuvėlės nemušė, žuvusius atvežė, tenai kažkas sumetė, žodžiu, panašiai gynyba, kaip ir čia buvo. Tai man buvo labai svarbu viską užfiksuoti, filmavau ir žuvusius suguldytus šalia greitųjų pagalbų, filmavau ir ten tankų šūvius, paskui viską tai siunčiu, Biškauskas prašė, buvo ambasadorius Maskvoje į Maskvą, ten visi, kas filmavo, visą medžiagą parodė tenai, ką čia išdarinėjo šitie tankistai išmylė. Ir paskui nulikau Seime, ten irgi pasakiau, kad ten jau viskas žuvusiai, galbūt vienas iš pirmų, gal jam jau rasim buvo pranešta, ten irgi mačiau, kaip įsigandęs sėdėjo, kai ten ruošėsi mirti su neperšaunamom liemenėm. Tada nulikiau redakciją, išleidom laikraštį, bet vėl dalinam, žodžiu, dirbu savo darbą. Bet tik taip sutapimas, kaltinimas, kodėl jis visur buvo, iš kur viską žino, nežinau. Tai yra, kartais, tai buvo daug tokių, sakykim, gyvenimą, aš nesuprantu, sakau, tu pradėsiu tikėtom visom kosmosais, kad kažkas tai, gal tikrai aš kažkoks robotas esu, kad iš viršaus ten suprogramuoja, kaip Sorošo, kaip kažkada pasakojo istoriją. Žiūriu, atsiranda, tiesiog matau trūkti, per radiją jungias, ten girdžiu, ten direktorius, žiūriu, tie patys direktoriai, kažkokie institutai, iš kur jų prisivėsi, kad ten žmogaus teisų, žurnalistikos centro, ten vėl ten kažkokie ten, nežinau, 20, kiek dar kažkokie fondai, kažkokie ir, sakau, kas čia darosi, tada pažiūrėjau, pasikviečiau žurnalistą, sakau, pažiūrėk, kas čia vyksta ten, tai jinai ten pažiūrėjo, ten rado čia Sorošą, ten jisai finansuoja, filantropas, knygutės leidžia, kad kažkaip tai man labai tartinai, kad čia labai tie keisti žmonės, kuriuos jis pasirinka tokie valdomi. Tai jis surašė tokį rašniuką nekaltą, aš paskaičiau, sakau, tu čia pagiriamą įraštą parašys, ko nesąmonė, tai paėmiau. Gerai, ten nespausdinau, namoje, paskui kažkaip naktį 4 valandą atsibundu ten ir, sakau, kaip robotas, nuvarau į redakciją, kompo aš nepažįstu, man parodo, ką paspausti, jeigu ten spaudžiu per nagus duoda iš karto, ten e-mailą pasižiūrėti, ten rašyti, ten failai, tai nemoku, atsidaryti moku, jau panašiai yra. Ir aš įlindau tenai per Google sistemą, įlindau į tą Sorošo fondus, pamačiau jų programas, mačiau, kiek milijonų išleista, mačiau, kas per žmonės, mačiau visą tinklą, kuris apraizgė Lietuvą. Ir tada aš pats pradėjau kariauti, bet labai gudriai, pradžioje nerašiau, kad Sorošas yra žydas, rašiau, tai yra Vengrijos išeivis, Amerikoje panašiai ir rodau, ką jis išdarinėjo, ką jis čia veikia, kaip jis tenai buvo nubaustas, tenai kaip svarą numušė, ten kaip spekulacijos, kaip rinkų, kiek ten šalių prakeikė, man atrodo, Malaizijoje, ten žodžiu, dabar viską neprisimenu, ten sudėjau visas nuodėmes, ko dabar šitas veikėjas pas mus sėdė ir ten faktiškai supirkęs visą mūsų inteligentiją. Ir tada 3 dienas aš jį kapojau, ten mane ignoravo kiek įmanoma, ir paskui staiga pradėjo rėkti, kad aš antisemitas. Sakau, kodėl? Sako, tai jis, čia žydas, sakau, bet aš nerašau, kas jis žydas, aš rašau, kas jis vengras. Ne, tu žinai, kad, ir paskui dar daugiau paaiškėjo, kad tas Sorošas pasirodo, kad būtent kai okupavo fašistai, tai jisai Vengrijoje buvo
vokiečių pusėje, sudarinėjo sąrašą, kurios žydus reikia sušaudyti, jų turtų aprašą darė, panašiai. Tai jisai pats prisipažino, sako, jaunas reikia išgyventi, tai jisai iš viso išgama, kuris tarnavo fašistam, pats naikino savo tėvynainių žydus, o dabar naikina vėlgi ten, kaip vadina, rytų blokas šalis, tai tame tarpe į Lietuvą, daugybė jų žmonių. Tai tada kapojusi, tai vis dėlto kažką Mockus pasakojo, kad ten kažkur tai su jie rabinai, New Yorkas, kas ten Tomkis trukdo, tam maždaug plano yra. Tai čia Sorošo. Tai jisai paskui pamatė, kad jie negali sutvarkyti vieno Tomkos, tai uždarė tos projektus, po 10 metų tai lyg tai savo pasiekė. Dabar po kiek metų, jau aš taip jau ramiau sėdėjau, žiūriu vėl, išlindo vėl prasidėjo. Ir dabar, tokie mistiniai dalykai, kur aš negaliu paaiškinti, kodėl taip yra. Buvau su šeimyna Vokietijoje, nežinau, kokiais reikalais, ar ten iš kažkur keliam reikėjom grįžtant yra. Paprastai mes biznio klasę nesinaudojam, per brangu. Daug nesiskiria, ten tarpas gal, aišku, skirtingos biznio klasės yra. Ir tada reikėjo vieną pusę žiūrėti, tą patį kainą nusipirkau biznio klasę. Man atrodo, žmonai ir vaikam turbūt buvo. Ir mes atsisėdam, žiūriu stewardesę, pažįstame, kad tas 3 deputatas, kad vykdom į Maskvą, tai ten jinai mūsų aptarnaudavo. Labas, tai kaip sekasi, tvarkoju, žiūriu, ir paskui žiūriu, kažkiek keista kompanija sėdi biznio klasė. Paskui žiūriu, atėjo iš tos ekonominės klasės, pas jos prisėdo, kažkas popierius varto, žiūriu Rangeris, tas Rangeris, kaip ten, ar Rėjus, tas Mažeikių naftos vienas iš vadovų, kuris Bruno dar buvo, kurį aš dar ten nepažinau, yra. Ir kažkokius popierius pasirašinėjo, bet aš atvirai kalbant, tada net nebuvau, aš žinai, girdėjau Lukoilas, kad aš nebuvau girdėjęs apie Jūkas, gal vieną ausim kažkaip nebuvau užsifiksavę. Ir tos sekretorės, ir paskui žiūriu, ten sėdi tas, kuri buvo pas mane iš Amerikos ambasadorius, Keith Smithas atsiuntęs į redakciją tartis, kad nuimčiau tą, nekritikuočiau Mažeikių naftos sandėrių. Tai jisai mane pamatė irgi įsigando, ten aš likti dar fotkinu, ar ten filmausi kažką, tai ten maždaug ten užsidengė popieris. Ir tada aš tos stewardesės paprašiau, sakau, būk gera, sakau, pasižiūrėk tenai, kas tenai per dokumentai, kažkaip per kompaniją skrenda tenai. Ir jinai atėjo, sako, Jūkas, o kas tas Jūkas, sako, naftos kažkaip sandėrį ten, nagrinėje pasirašinėja. Aha. Ir supratau, kad Mažeikių naftą jau amerikiečiai perparduoda rusam, Rusijos žydam. Tai čia Lietuvoje niekas apie tai nežino. Aš skrendu lėktuve, matau, kas vyksta, ten normaliai jau tėvynės išdavimas, nes ten sakė mūsų patriotai, Babilius toks buvo ūkio ministras, kad Ivano prie vamzdžio neprileisim. Žiūrim, pakilė lėktuve, jau prilydinėjo Ivanus prie vamzdžio, kaip jie sako. Dar būtų Ivanai, bet ten Khodorkovskis, Prudno, ten nelabai jie rusai. Ir tada aš paprašiau stewardesę, sakau, čia vyksta istorinis įvykis, vyksta išdavystė lėktuve, sakau, reikia žudbūt man redakciją, paskambinti, kad atliektų žurnalistai, fotografai ir jie juos pagautų ir čia demaskuotų, ką jie čia padarė. Sako, pas mus nėra telefonų ryšių, neįmanomas, kad man labai reikia, čia yra Lietuvai, čia yra labai kenkėjiškas veiksmas. Tai nuėjo pas Lakūnus, atėjo, sako, gerai, jie gali perduoti žinutę, mano ten per į tą jų ariuostą, tada atsit perdus redakciją. Tai aš pasakau, kad visi, ten man atrodo, Barauskos tada vietoj Jonsono buvo redaktorius, pavadavo redaktorius, kuris staigiai įmė visus fotografus, žurnalistus, kurie kalba anglų kalbą, nes ten vieni angliškai kalbėjo, kiti rusiškai, sakau. Ir į ariuostą, sakau, uždarot visus išėjimus ir gaudot, paiksluot, filmuot ir klausot, ką jie darė, ten kas vyko ir panašiai. Gerai, perdavė tą žinutę. Ir žiūriu, liko pusę valandos iki nusileidimo, o ten tik piko valandos, 5 valandos. Jie nekaip nespėtų, ten daugybė, nespėtų iki ariuosto davažiuoti. Aš sakau, viskas, tai stodės, sakau, nekaip neatskrisim, nespėsim, kad nusileisim, per vipinę zoną iškart išėjęs, sakau, nepagau žurnalistai jo. Tai nuėjęs pasitarė su Lakūnais, o pasirodo Lakūnas irgi su mumis ten skraidė, man atrodo, irgi Maskva, ten tai gal fanas buvo Respublikos, sako, yra variantas, kas, sako, padarysim avarinę lanką. Ten paskui pasakojo, kad visi įsigando, kažkaip atsitiko, lėktuvas nesileidžia, tai nusileido, padarė dar vieną papildomą lanką ir sutaupėme dar kokį 20 minučių. Per tą laiką maniškiai atlikė į ariuostą apsupo, kiek galėjo. Ten vėl, sakau, susipainiojo, aš ten jų nepažinau, sakau, tokį storą gauti, nes ten labai ten lakstė su popieriu, sakau, su barzda, sakau, nežinau, kas per tipas, bet ten, o ten Brudno gal buvo pagrindinis. Tai Khodorkovskio ten dešiniojo partneris ir panašiai tada, tai maniškiai užpuolė, ten iš karto sufotkino, ką galėjo pagavo, ten jie, aišku, įsilakstė visi.
Ir tada iš karto mes viską numirė, bet jau kadangi jau ten paaiškėjo, kad čia nesąmonė vyksta, kažkaip Tomkus jau ten pričiupo pagavo, bet nežinojo mūsiškiai. Ir tada išėjo, man atrodo, į radiją Landsbergis gal aš klystu, vienas iš jų ar Vagneris ir čia pradėjo išdavystę, mes čia šokė, žodžiu, amerikiečiai, kurie tie visiems laikam, praėjus keliom metam perpardavė tiem patiem rusam, prie kurių neprie. Nu, tada sugalvoja variantą. Yra blogi rusai, yra geri rusai. Lukoilas yra blogi rusai, o šitas yra Jukas yra geri rusai.